fish in this lagoon. I clear the Nile, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Dar kartą nuo pradžios. Mes tiesiog per tobulos. Pavasario atostogų metu tik 3 geriausios baimės palaikymo komandos dalyvaus tamsiojo paplūdimio stovykloje, o po to monstracionalinis finalas. Niekas negali, Frenkė? Ar turėčiau sakyti silpnoji grandie? Matai, aš trūkau prieš susijungiant, kai reikėjo susijungti prieš trūkstant, o tada tu gavai. Baig! Jei tu nori, kad tau kada nors baigtųsi bandomasis, eik ir susirink save. Giulija, atnešk atsigerti, gerai? O jūs tęskite. Duok man tau, paimk šitą. Nu, jo veidas mėlynuoja. Bet tavo veidas ir taip mėlynas. Ei, Frenkė, kai baimės repkė? O, super! Tai aišku. Spėjau, Klė visai nereikli. Ar valdinga, ar arogantiška? Gerai, bet tik dėl to, kad ji nori geriausio mums. Aukšti tikslai yra gerai. Žinai, Delau. Aš Drakų Laura. Tavo petys, jis dega. Tu tik apsimeti, kad tau nuo manęs nekaršta, bet tu pamatysi. Į pašėlusių dvasių šokius eisi su manim. Au, ko čia žnaibais? Nes tu sapnuoji, jei galvoji, kad eisiu su tavim. Dingstam, kol tavęs dar neužnaibė. Hitas taip erzina. Bet jis mane kaip ir įsikliopinęs. Geriau jau man įgnyb. Tai buvo siaubinga. Tu juokauji? Tas šokis buvo nerealus. Nerealu yra mažai. Kad pakliūtumėm į tamsų į paplūdimį, turim būti nepriekaištingos. Tu teisi? Kaip visada. Norim tau parodyti naują šokį, kurį mes šiuo metu repetuojam. Duok I, duok Š, duok E, I, N, U. Išeinu, išeinu, išeinu. Kas čia? Nevykęs pokštas? O, tai ne pokštas. Tavo viešpatavimas baigtas. Mes vaidinsime mokyklos spektaklyje West Side smurtas. Visos kietos katytės tą daro. Sėkmės monstracionalinėme. Kodėl tu vis dar čia? Aš tokia nauja, kad niekas rimtai mane nežiūri, išskyrus tave. Todėl baimės komanda man yra svarbi. Tai aš niekur neisiu. Kur taip ilgai buvai? Ei, kadangi likau tik aš, spėju bandomasis laikotarpis baigėsi, ai ne? Gerai, tu patenki į komandą. Nebepatenki. Gerai, Giulija, padirbėk prie lankstinukų. Mes renkam naują kraują. Atranka rytoj ryte. Kiekviena mokyklos pabaisa mirs, kaip norės patekti į mano komandą. Svarbu, kad prašymų būtų pakankamai. Pradžiai 3000. Ar tau viskas aišku? Ir į mane tegu niekas nežiūri, nebent iš pasigėrėjimo. Pasiruoškite mano įsakymams. Kas čia dabar? Nesuprantu. Gal aš jiems buvau per griežta? Galvojau, kad turiu būti tvirta valdovė, kieta lyderė. Bet panašu, kad klydau. Kitą kartą viskas bus kitaip, jei tik bus. Kitas kartas. Julija, mintis! Aš galiu surinkti žmonės ir atkurti Kleo komandą. Žinau, visi galvoja, kad ji visiškai idealistė, bet tai senoji Kleo. Tu matei ją, ji pasikeitė. Ši komanda yra mano palikimas. Mano viskas. Stokit į baimės komandą, visos vietos laisvos. Ei, Lagūna! Nepyk, meilutė, aš plaukimo komandai. Ir jau kapitonė. Negaliu sulaukti, kol už mus skanduos. Jau persigalvojai dėl šokių su manim? Ne, Dabar, ne, dabar, ne, dabar, ne. dabar. Taip, gerai, koks skirtumas? Oba, karšta! Ar tu ką tik pasakei taip hitui? Jis mane palaužė, nesididžiuoju. O su kuo tu nori eiti? Nežinau, ko nors ypatingo. Tokio. Atletiško.
Kuo nors kaip... Ei, kaip sekas? Labas, Klodai. Kuo nors kaip... Klodas. Klodas Vulfas? Ne, vaikis, Klodin brolis. Tai? Tai, aš jį pažįstu nuo tada, kai jį dar vedžiojo į lauką. Bet jis tau patinka? Nėra, kad jis man nepatiktų, bet tai nesąmonė. Mes draugai ir taip jis mane matys visada. Neįstos į baimės komandą? Rimtai? Aišku, jis matys tave kaip komandos narę. Gerai, bet Kleo pasikeitė. Gerai, aš už. Padėti, Kleo. Baik, sesu, nuleidžiu ledenas. Tai liekam tik aš, Drakulaura ir Kleo. Atrodysit kvailai. Taip, mano viešas gyvenimas pasibaigs dar neprasidėjęs. Palauk. Jei jau šnekant apie vilkus, tai jie ištikimi. Login, tu geriausia. Kleo atsileidusi, ne? Žinojau, kad atgausiu savo komandą. Ir pagalvoji, bus neištežau. Palauk, ką? Svarbiausia, treniruotės kiekvieną dieną, naktį ir savaitgalį. 8 dienas per savaitę. Tu joms sakei? Tai kad realiai aš... Puiku, pradedame 6 ryto. Dar kartą nuo pradžių. Jūs, mielos draugės, esate šokėjų gėda. Nuo dabar iki pat konkurso jūs šoksite kiekviename mokyklos renginyje, nors jie ir neverti manęs, bet jums kaip tik. 1, 2, 3, 4, šach ir matas tau baily. 3 ir 2 ir 2 ir 3, karalienės nebeliks. Reiškia nugarą krūtinę laisvų, galėsime visais, juk kaip tas aišku. Šis svarbus ir sudėtingas klausimas neramina kiekvieno postmodernistinio monstro širdį. Monstro vidurinis paneigimas. Argumentai persiti, paneigimai bus lengvi. Liko 7 sekundės. Mūsų debatoriai neįveikiami. Laimėk, surimo ir nugalėk. Girdėjai, kad tamsiojo paplūdimio teisėjai šiandien yra čia? O, matau, kai kas siekia tavo dėmesio. Hitas Burnsas atšauktas. Labai norėčiau, kad Klodas čia pažiūrėtų. Ei, lažinuosi, kad jei pastatysim bokštą su tavim viršuje, jis tikrai pastebės. Panos, abejoju, ar jūs pasiruošusios. Hei, Krūvinos dešros. Imkit, kol dar plaka. oi, kraujas, oi. Čia tai geras. Reikėjo tau matyti savo veidą. Bum! Totalus pravalas. Jaučiu, kokie nors vaikai šitą jau įmetė į baimę tūbą. Ir kaip aš sutikau eiti vakarėlį su tokiu juokdariu kaip tu? Tai neik. Aš vesiu tave. Aš jau pažadėjau Hitui. Barsai, įeina su manim gerai. Taip, aišku, Klodai. Ta prasme, koks skirtumas? Tai sutarta. Užlėksiu 6. Gerai. Tai, sakai, neiššokiu su mano broliu, ką? Kapitonė, ir viskas gerai? Ne viskas gerai. Aš sugėdinta ir pažeminta. Mano, kaip baimės kapitonės reputacija apjuodinta, blogiau būti turbūt negali. Iki susitikimo pasirašyta. Baisioji bulvė tamsusis paplūdimys? Nori šito? Nagi, Klodai, parodyk! Nuo rūstybės linijos. Ei, sesulė, kas tau čia dabar? Blusos? Lyg nežinotum. Kodėl vediesi Drakulaurą į šokius? Nes Hitas buvo Hitas. Gerai, Klodai, sėdėt. Ramiai. Dabar paklusnumo pamoka. Mano draugai yra čia, o mano šeima yra čia. Ir taip man patinka. Tai lik savo smėlio dėžiai, supratai? Ji yra viena geriausių mano draugių. Ir jei tu ką nors padarysi, bet ką, kas įžeis jos jausmus, iš tavęs tik kebabas be mėsos liks, aišku? Ei, sesut, nesidraskyk.
Aišku, ji faina pabaisa, bet Drakulaurą pažįstu nuo tada, kai dar buvau šunytis. Mes einam kaip draugai, pažadu. Tamsiojo paplūdimio baimės stovykla, susisieksime. Svarbi diena, Kakleo? Svarbi? Kodėl? Ką girdėjai? Nieko. Tiesiog spirgau, kaip konkurso laukiu. Taip, konkursas, valio. Žinau, kad nesam geriausios formos, bet šiandien pavarysim, pamatysi. O tu uniformos nesivilksi? Tuoj, kaip tik ketinau. Kam kalbėti, kam dėjot, jei gali tai išskanduot? Kodėl tu be baimės palaikymo uniformos? Klausiu, kodėl tu be baimės palaikymo uniformos? Pasirodymas šį vakar, negi tu nepasikrovus? Taip, žinoma, šiandien tikrai svarbus vakaras. Svarbus kaip tavo iltys ir mes turim būti pasiruošę dėl Kleo. Gerai, eik rengtis, eik rengtis, eik. Ai, ką? Galiu tavęs paklausti, kaip pabaisos? Kodėl iššūkius eini su mano broliu? Ar aš tau ką blogo padariau? Oi, ne, juk tai nekeista, ar ne? Tikiuosi nekeista, ne? Nenorėjau. Nekeista, kol jūs einat kaip draugai. Taip. Taip, aišku, tik draugai, hebra. Ei, ar tai naujas verinys? Koks fainas? Tik draugai. Oi, kiek dramos. Nebegaliu leisti, kad tai tęstusi. Šį vakarą pasakysiu Klodui, kaip jaučiuosi. Ei, o tu neturėtum ruoštis varžybų? Koks tikslas? Jei nepateksim į Tamsiojo paplūdimio baimės stovyklą, nebėra prasmės. Baik, tu nežinai, kol nežinai, žinai? Tai baik jaudintis ir pasitūsink. Žiūrėk. Jie renka pinigus futbolo komandai. Tai gera priežastis. Nuostabu. La, čia Kleo. Giulija, yra naujienų? Dėmesio, monstrų vidurinės mokiniai. Dvasių vakarėlis tuoj prasidės. Tuoj mūsų eilė. Kur Kleo? Ne jos stilius praleisti pasirodymą. Žinau, ji bando mus, na? Tamsiojo paplūdimio baimės stovykla jau čia pat ir ji nori pažiūrėti, ar mes galim susitvarkyti pačius. Būkit pasiruošusios bet kam. Gerai, einam ir parodom jai, kad mes turim tai, ko reikia. O dabar plaukimo komandos kapitonė Lagūna. Statinio komandos kapitonas Klodas Vulfas. Kleo apsimeta, kad mūsų nemato. Čia ji taip sako, kad mes nuobodžios. Na, parodom lygį. Hei, panos, nesijaudinkit dėl kritimų. Jums sekas žymiai geriau. Jaučiu, kad gerai pasitaškysit Tamsiojo paplūdimio stovykloj. Ačiū, Lagūna. Ei, o tu nešoksi su Gilu? Jis tau šypsosi. Rimtai? Norėčiau, kad viskas būtų ne taip sudėtinga. Draugai jau gali laisvai šokti kartu. Tu pažiūrėk į Drakulaurą ir Klodą. Kiek keista. Žinai, yra kai kas, ką aš noriu tau pasakyti. Tikrai? Aš irgi. Na, sakyk. Mes vienas kitą pažįstam jau seniai, ane? Ir, ta prasme, tu Klodin draugė ir aš nenoriu, kad visą tai atrodytų keista. Bet nuo tada, kai tu įstojai į komandą... Taip, man atrodo, žinau, kur tu saki. Tu ir aš. Taip? Daromės tikrai gerais draugais. Žinoma, būsiu tavo pana. O, geri draugai? Taip geriausia. Turėjai. Palauk.
Tamsusis paplūdimy mes ateinam. Pakvietimas atmestas. Ir visi kartu. Na, ir kaip mano brolis? Nežinau. Tu nežinai? Ne. Panos, turim reikalų. Kleo spintelė palikta plačiai atidaryta. Keista. Ir čia neblogiausia. Žiūrėkit. Spintelėje paliko savo lūpų dažus. Nepasidažiusi net į sarkofagą nesileistų uždaroma. Reikia ją surasti. Spėju, ji sporto salėje arba ruošis pasimatymui. Palaukit, žinau, kur ieškot. O, pabaisa. Tai blogiau nei galvojau. Net įsivaizduoti negalėjau, kad pamatysiu ją tokią. Verkiančią? Ne, balančią. Kas atsitiko? Aš tau pasakysiu, kas atsitiko silpnoji grandie. Oi. Ar tiksliau, grandys. Mes per jūs negavau kvietimo į Tamsiojo paplūdimio baimės stovyklą. Mes nepatekom. Jūs mane nuvylėt. Ji teisi. Išskyrus Frenkę niekas nesistengė. Kleo, atsiprašau. Mes tave nuvylėm. Panos, ką jūs čia darot? Tai baigta. Dar galim patekti Tamsui paplūdimį. Apie ką tu? Kiekvienais metais Tamsusis paplūdimys vienai komandai duoda vardinį kvietimą. Vat. Vardinį? Komanda, kuri baimė tiube gauna milijoną paspaudimų, automatiškai gauna ir kvietimą. Ir tu tai žinai iš kur? Skaičiau, juk parašyta jų puslapį. Mes vis dar turim šansą. Giulija gali nufilmuoti, kaip mes darom skanduotes, nerealius triukus ir piramidės. Tai gera mintis, išskyrus 2 mažas smulkmenėles. PVZ. Pirma, konkursas už 2 dienų ir per tą laiką milijono niekaip nesurinksim, o antra mes nelygis. Aš jau nepasiduosiu. Komanda, dėmesio! Tam reikės pasiaukojimo. Tinka. Nebus lengva? Tai ne? Aš rėksiu daugiau nei bet kada. Žinau. Baimės komanda! Freaky, chic and fly, monster high. We're student bodies, we got spirits, yes we do. We got spirits, how about you? We got spirits, yes we do. We got spirits, how about you? We got spirits, how about you? Monster high, monster, monster high. Na, pabaisos, dabar sprendžiasi viskas. 1, 2, 3, 4. Pardės laukiam paplūdimy. Baimės chebra, chebra! Liko tik 999 999. Greičiau! Nori pamatyti, kiek jau žiūrėjo mūsų video? Aha, vakar vos užmigau, taip jaudinausi. Vos milijonas paspaudimų ir mes pakeliui Tamsiojo paplūdimio stovyklą. Spėju, jau turim kokį 150 000. Pažiūrėjo tik 6 žmonės. Tai neįmanoma, jau turėjom paspaudimą vakar, o vien mūsų 6. Ai, aš dar nežiūrėjau. Ką? Buvau užsiėmusi. Koks skirtumas? Galvoj tie spuogai patys susitraukė? Negaliu tuo patikėti. Oi, panos, man taip gaila. Baikit pabaisos, negalim pasiduoti. Balsuoti galima tik iki 3. Viskas baigta. Niekas nebaigta. Jūs mane palaikėt, kai galvojau, kad viskas baigta. Ir dabar, kaip jūsų mylima ir labai graži lyderė, aš padarysiu tą patį. Giulija, ne dabar. Man įkvėpimas. Per nenormalionikos pamoką mokė apie marketingą ir kaip išpopuliarinti projektą. Yra kai kas, ką mes galim padaryti, kad šis video pasklistų. Patikėkit manim. Monstrų vidurinė, jūsų baimės komandai reikia palaikymo. Peržiūrėkit mūsų video. Pasakykit draugam. Na, tas nesuveikė. Ne dabar, Giulija. Frenke, parodyk, ką gali. Aiškiai. Vos 15 naujų peržiūrų. Tokiu tempu milijoną pasieksi maždaug po milijono metų. Ei, jau būsi per sena tūsintis Tamsiajame paplūdimyje. Niekas neveikia, Kleo. Ką darysim? Laiko vis mažiau. Aš galvoju. Ei, sugalvojau. Palaukiam, kol bus pilnatis. Ir tada aš, nežinau. Kas priverstų jos pažiūrėtą įrašą ir persiųsti? Och, tu monstrė, kas dabar? Tu tai gali įdėti mūsų video į pradinį Baimė Tubo puslapį? Rimtai?
Kiekvieną kartą, kai kas nors paspaus ant mūsų video, jis galės tą video persiųsti visiems savo kontaktams? Tai nerealu. Julija, tai genialu. Ko tu anksčiau nesakei? Julija, tai veikia! Oi, negaliu patikėti. Mums pavyks. Mes taip arti. Kodėl sustojo? Ne. To negali būti. Julija, daryk ką nors. Nematau. Kas vyksta? Panos nepateks į tamsiojo paplūdimio komandų turnyrą, jei nesurinks milijono paspaudimų baimetubei ir jos labai arti, bet turi spėti iki trečios. Aš galvojau, kad čia kas nors svarbaus. Kodėl neveikia? Tai tragedija. Kas neveikia? Kas? Ten prieki, pasilenkit, nematau. Oi, toj, nu. Čia parašyta, kad puslapis uždarytas. Ką? Tai negalima pažiūrėti įrašą? Liko minutė. Eina! Julija! Julija! Eina! Julija! Eina! Julija! O ne, jau 3. Mums nepavyko. Negaliu to patikėti, buvom taip arti. Atsiprašau, pasitraukit. Ką praleidau? Pabaisos. Noriu, kad žinotumėt, kaip karališkai aš jumis didžiuojuosi. O ne, aš tu apsiverksiu. Aš rimtai, taip kaip jūs visa komanda dėl to stengiatės. Panas, jūs turite daugiau dvasios nei bet kuri kita mano sutikta pabaisa, o baimės komandoje tai svarbiausia. Aš neverksiu, nebent... Kleo, žiūrėk, eina per visus monstrų žinių puslapius. Baimetubas užlūžo dėl nerealiai didelio vieno video populiarumo. Jūsų video. Eik tu! Žinojau, kad sugebėsit. Ai! 10 milijonų peržiūrų! Tai sumušė visų laikų baimetubo rekordą. Ką tai reiškia? Patekom? Negaliu žiūrėti. Kas ten parašyta? Monstrų vidurinės baimės komanda maloniai kviečiame jūs dalyvauti tamsiojo paplūdimio stovykloje! Sveikiname monstrų vidurinės baimės komandą, kurie pakviečia į tamsiojo paplūdimio stovyklą. Merginos taip ir toliau! Visi taip džiaugiasi! Negaliu patikėti, reikia pradėti pakuotis jau dabar! Kiek maudymosi kostiumėlių pasiim? Ar 40 batų porų užteks? O bagažo limitas yra? Pavarėt, panos. Aš taip už jūs džiaugiuosi. O, kokia tu miela. Mes tokias pasikrovusius. Norėčiau, kad ir tu važiuotum kartu. Apie ką tu, milu? Aš ten būnu per kiekvienas pavasario atostogas. Tėti sako, kad jie turi geriausią povandeninę stovyklą šitoj rifo pusėj. Super! Visos kartu! Tai bus geriausias tūsas mano gyvenime. Gerai, ant 3 visos. 1, 2, 3, paplūdimys! Rankšluosčiai Yra 10 porų liepardžių, 9 aulinių, Viskas. 8 sandalų. madinga ir praktiška. Ei, atrodom žvalios. Autobusas jau čia. Panas, ar jūs nepasikrovusios? Bateliai, taip ir žinojau, kad ką pamiršiu. Tikiuosi, palikote vietos savo baimės komandos uniformoms? Nespaus taip. Tamsusis paplūdimys yra daugiau nei skandavimas. Taip, šiaurinis paplūdimys nerealus, ten didelis ežeras, žaidimai, draugai. Gaila, kad mes visą laiką būsim pietiniam paplūdimy, kur bus skandavimo stovykla. Visą laiką? Kasmet prestižinė Tamsiojo paplūdimio akademija apdovanoja geriausią komandą už komandos dvasią. Ir kasmet būtent ta pati komanda laimi monstracionalinį finalą. Sutapimas? Vargu. Mes turim gauti tą lazdą. Turbūt monstrų vidurinė komandos dvasia laimėdavo visą laiką, tada, kai mes dar buvom... Geras. Ei, panikės. Aš pasikūrus dėl atostogų paplūdimy taip laukiu, kol galėsiu net. Atgal prie ištakų, ką? Ne, aš iš suriųjų vandenų. Gilas iš gėlųjų, bet patikėk, aš ten ir panardysiu. Gal padainuojam? Aš tik apšylu.
Ar gali ši diena būti dar geresnė? Jei vienas Klodas Vulfas yra gerai, tai kaip dėl 2, 3, 4, 5? Šį paplūdimį aš myliu. Tai mano sapnas, gerai? Frenke, mano kulkšnis. Vadovauti komandai turėsi tu. Ką aš? Tu gali. Mes visos tavim tikim. Kapitonė. Jis negali kvėpuoti. Jam reikia vandens. Dabar, kai aš turiu komandos dvasią, manęs nebesustabdyt. Kleo, pabusk, mes jau čia. Damos, sveikos atvykusios į tamsųjį paplūdimį. Čia net gražiau, nei aš įsivaizdavau. O, gaivu. Galėčiau priprast. Pagaliau mes gausim pripažinimą ir pagarbą, kurios aš nusipelniau. Pone Kably, išnešk mūsų krepšius. Jūsų kambariai kiek kitoje vietoje. Vardiniai kvietimai. Baikit, juk nėra taip blogai. Čia sąvartynas. Pati pasakėjai. Čia ne visai 4 žiaunos. Kodėl mes turim būti čia, kai visos kitos komandos sėdi liuksuose? Baisioji bulvė yra baimės palaikymo legenda. Ji turi turėti savų priežasčių. Tu vis tą kartoji. Baisioji bulvė? Čia jūsų to kvietimu. Neįpač ką žiūrėt, ką vedariukas. Na, mes tik dar. Tyliai! Pažiūrėsim, kas jūs per. Tavo laikysena baisi. Tavo požiūris siaubingas. Sukroskit panelės. Judam, judam! Kaip papildoma komanda, jūs turit daug ką įrodyt, balandėliai. Ko mokomės pirmiausia? Ypatingų piramidžių, sudėtingų judesių? Aš jums esu paruošusi kai ką kitą. Negaliu patikėti, kad mes turim paruošti pietus visom kitom komandom. Aš tikra, kad baisioji bulvė žino, ką daro. Dabar turim nupjauti veją. Ta ponytė tampa mano nervus. Baisioji bulvė yra visiška baimės guru. Jei jis sako pjauti žolę, tu tik pasitikslink kaip žemai. Čia jau panašiau. Gali nesakyt. Tiesiog sėdėt ir svajot. Ai. Negaliu patikėti, kad visą dieną išvaistėm darydamas visokias nesąmonės baisiajai bulviai. Kaip visi tie darbai susiję su skandavimu? Nežinau mano pabaisos, bet aš jie tikiu. Taip, įvartis. Neblogai, kaip jūriniai mergaitai. Ačiū, drauguži, tu pats neblogas. Kaip gėlas tipelis. Merginoms sakau, kad tikiu, jog baisioji bulvė turi planą. Bet jau pati nebežinau. Toralė, ką tu čia veiki? Tamsusis paplūdimys yra vieta, kur per atostogas renkasi kietos katės ir mėly katinėliai. Pietinis paplūdimys skirtas tik komandoms, menkistoms ne vieta. O, neplėšyk čia savo tvarščių. Mes tik užlėkiam pasveikint, kad patekote tamsų į paplūdimį. O, ačiū. Ir dėl to mes pasiruošusios sugrįžti. Ką? Dabar, kai tavo baimės komanda vėl kieta, mes norim sugrįžti. Matau, kaip labai tu nori tos komandos dvasios. O mes geriausias tavo šansas. Tu teisi, Toralė. Man reikia tavęs. Sakiau. Kad išblizgintų mano komandos dvasią, kai ją laimėsiu. Ką? Aš tavęs nepriimčiau, net jei būtum paskutinis padlaižiaujantis kačiukas žemėje. Dabar, jei man atleisi, turiu grįžti pas savo komandą. Tu ką tik įsigijai kelis galingus priešus. Geriau jau pasisaugok. Labas, mama ir tėti, čia aš. Man puikiai sekasi tamsiajame paplūdimyje. Žinoma, čia daug ir sunkiai dirbam. Jei aš nuvalysiu nors kiek dar dulkių, man rankos nukris. Man jau nukrito. Baisioji bulvė žaidžia su mumis. Nė viena kita komanda to nedaro. Šikspernės, čia tos iš Šiaurės Mogo vampyro akademijos.
Fu, jos čia galvoja, kad tokios karštos, nes tipo aukštos? O gal, kad jos laimėjo turnyrą 4 metus iš eilės ir yra rimčiausios konkurentės? Ar jos irgi maišo sriubos puodus? Damos ramiai. Mes su Giulija dirbam prie kai ko ypač karšto. Jau geriau, nes tos šiaurės smogos nobės bet ką padarys, kad laimėtų, bet ką. Bet darbas nebuvo viskas. Spėdavom pasidžiaugti ir paplūdimiu, kol Kleo ir Giulija tobulino numerį. Gilai, gal nori padėti išpert kailius keliems vižgalviams baseinę? Taip, negaliu. Baik, švežuliu. Vienos varžybos. Mes tokia gera komanda. Dabar negeras laikas. O tai kada? Nežinau. Nenoriu apie tai kalbėti. Baik, drauguži. Juk man gali sakyti viską. O šito sakyti negaliu, gerai? Nenoriu tavęs įžeisti. Paplūdimyje buvo taip smagu, bet mums reikėjo padirbėti. Su Kleo kūryba ir Giulijos kosminės fizikos žiniomis. Jos parašė idealų numerį. Atrodo sudėtingai. Taip, Giulija, tai moksliškai patvirtintas pergalės numeris. Viskas, ko reikia, jį išmokti. Ei, augintiniai. Kaip sekasi? Ko tu nori? Tiesiog norėjom jums palinkėti sėkmės prieš didįjį pasirodymą. Dar kas nors? O čia jūsų numeris? Taip, nerealus. Tai pagrindai. Iki pasimatymo išdavikės. Pradėkime. O, nufilmuosiu viską su iKarstu, kad tėvai pamatytų. Pradedam nuo 2 rankų džiaivo, tada šuoliukas į 3 nugaros lanką. Viskas ėjo puikiai. Labas, čia Frenkė, tavo dukra. Gerai, aš visiškai pasitikiu mūsų šakiu. Kaip ką tik matei, mes nupūsime šiaurės smogės nuo vandens. O, palauk minutę. Labas, Frenkė. Tik norėjau pasakyti, kad nors ir nebesu komandos dalis, bet vis tiek labai linkiu laimėti. Kaip miela. Aš kaip tik baigiu savo video laišką tėvams. Norėjau permesti mailą, bet čia negaudo interneto. Žinai, galėčiau nusiųsti už tave. Tik tuk man atmintkapį. Ačiū, tu geriausia. Mama, tėti, turiu lėkt. Linkėjimai. Nori dar kartą peržiūrėti monstrų vidurinės numerį? Taip ir galvojau. Oi, beje, nėra už ką. Aš tokia atsipalaidavus, kad beveik miegu. Nenusiramink per daug. Šį vakar laukia mūsų gyvenimo šokis. Noriu, kad būtum pasiruošus. Atsipūs, bebaimė lyderė. Su tavo ir Giulijos šokiu mūsų neįmanoma nugalėti. Ir visai neačiū baisiai bulvė ir kvailomis. Ji turi planą, tiesiog patikėkite. Gilai, tu vengi manęs jau visą savaitę. Kas tavo tinkluose? Tėvai nenori, kad mes bendrautume, nes Kaip tai? taviškiai yra iš jūros. Tai... Aš gėlavandenis. Tai uždrausta. Tu juk netiki tom nesąmonėm, ar ne? Aš ne, bet tėvai tiki. Ir jie neleis mums bendrauti. Atleisk, lagūną. Surinkau laiškus. Prašau, padėk maniškį ant lovos. Aš dar rengiuosi. Mano irgi. ten. Frenkė, Drakulaura. Kodėl Drakulaura gavo laišką nuo mano brolio? Tik draugai. Pasirodo Šiaurėsmogio akademija. Einam, pažiūrėsim į konkurentes. Aha, pažiūrim, kaip atrodo antra vieta. Ar tai ne jūsų judesiai? Tikrai taip. Jūsų moksliškai sudėliotas pergalės šokis priešo rankose. Įdomu, kaip tai atsitiko? Mano video. Sakiau, kad pasisaugotum. Komandos dvasios monstrai nori taip labai. Bet mes pavogėm jų šokį visiškai. Sėkmės, jums jos prireiks. Viskas baigta. Po viso mano sunkaus darbo? Mūsų sunkaus darbo? Dabar monstrų viduriniai. Ką dabar daryti? Improvizuoti. Prisiminkime, ko išmokome per paplūdimio treniruotes. Išmokom tik krūvą nereikalingų namų ruošos darbų. Baisioji bulvė, tikras genijus. Sekite mano judesius. Kleo, tikiuosi, tu žinai, ką darai. Tik tiki.
Žinojau, kad tu kažką turi saldžioji mano bulvytė. Dėl to ir buvau tokia griežta. Norėjau išgauti geriausią. Ačiū Jums, ponia Bulvė. Sveikinam monstrų vidurinę! Šių metų komandos dvasia nugalėtoja! Negaliu patikėti, geriausia diena gyvenime! Mano mieloji publika, garsiau, vos girdžiu mane garbinančius žodžius. Pavydi? Nufotografuok. Pavydėsi ilgiau. Nieko prieš. O tu kieta, jei dar prisirodį savo snukutį po to, ką padarėjai. Ar taip kalbama su nauja monstrų vidurinės Facebooko redaktorė? Tu nauja redaktorė? O aš galvau, kad tu žinai viską. Visi skaito Facebooką. Ir galima sakyti, kad aš turiu ypatingą įtaką tam, kaip jūs matys kiti visiems laikams. Tai kaip dėl tos nuotraukos? Gerai, užbaikim tai. Kiek kairiau? Puikiai. Šypsena. Kapitonė turi būti priekin. Greičiausiai staigi liūtis. Kodėl aš nežinojau, kad Rali valdo Facebooką? O tu negavai žinutės? Žinutės? Juk aš ta, kuris siunčia žinutės. Gal tu atšokus nuo reikalų, nes tavo komanda surėjo daug laiko? Atšokus nuo reikalų? Aš ir esu visi reikalai. Frenkė, ar aš pasidariau nebereikšminga visuomeniai? Radau ko paklausti. Kleo, visi nešioja smauglius. To būt negali. Ei, Di, nemačiau tavęs. Aš Drakulaura. Di tik raidė ir panašu, kad su raidėm tu nedraugauji. Apie ką tu čia? Paplūdimy tau rašiau kiekvieną dieną. Tu niekart neatrašy. Baig, aš aišku atrašiau. Net nenoriu su tavim dabar kalbėti. Aš rimtai, tikrai atrašinėjau. Žinau, kad jie kažkur čia. Vienas iš jų turi galę pažvelgti į ateitį. Taip, aš pirma sužinosiu visas madas. Taip, Giulija. Arba iššaukti vieną iš kelių egiptietiškų nelaimių. Bet kokie šansai? Galingas toteme, nedoras ir piktas, padaryki mane mados karalienę. Kaip čia suprast? Pasiduodu. Lagūna, palauk. Gilai supratau. Tu negali būti susiurę vandenį. Tai ne aš, o tėvai. Gana. Draugelį, tu net negali už save pastovėti. Lagūna. Ei, Hebrid, ką jūs čia veikit? Tai galas. Nieko nebegaliu padaryti, kad atgaučiau savo teisėtą vietą mokyklos piramidės gyvenimo viršūnėje. Jei kas nors taip padarytų, tai tikrai būtų mokyklos dėmesio centre. Aš tai padarysiu. Aš ir mano pabaisdraugės pasirašom. Tikrai? Kleo, tai taip drąsu. Nes dar niekas nėra visą naktį išbuvęs mokykloje penktadienį, 13. Penktadienį 13? Ką tik išsiunčiu SMS, kad tu tai padarysi? Galiu išsiųsti dar vieną ir pasakyti, kad tu bijai. Mes nieko nebijom, patikėk. Čia tai dvasia. Nekenčiu penktadienio 13. Negaliu patikėti, kad Kleo mus verčia čia būti visą naktį. Jūs čia norite praleisti visą penktadienio 13-osios naktį? Mokyklos įsatai sako, kad negali jūsų sustabdyti. Jūs susidursite su naktim pilna šiurpios baimės ir nežinoma siaubo. Dar niekas neištvėrė visos nakties. Nežinoma? O čia blogai? O kas žino? Aš tikrai neliksiu, kad sužinočiau. Košmarė! Pabaisdraugės, ačiū dar kartą, kad pasilikot. Toralė nori, kad iš mūsų pasijuoktų. Penktadienis 13 yra sukaktis kai ko siaubingo. Jie sako, kad kai tik nusileidžia saulė, pabunda jis. Jis laukia savo aukų pasislėpęs monstrų vidurinės koridoriuose. Tai šlykštu. Damos, tai tik gandai. Turim
turim išsiskirti ir sumėtyti pėdsakus. Susitinkam raugykloj. Palik mane, taip kaip Klodas. Jis man nei kart neatrašė, nei kartelio. Aš jam visiškai nerūpiu. Jis atrašė. Aš slėpiau tos laiškus. Aišku, jau geriau. Ne, tu turėtum būti geriausia mano draugė. Kodėl tai padarai? Gal pakalbėsim tada, kai mūsų gyvybė pavojus negrės? Aha, įtikinai. Žiūrėk, atsiprašau. O kokį jis nori? Jis nerėkia ant mūsų, jis verkia. Atsargiai. Ei, kas nutiko, dički? Penktadienis 13 nėra sukaktis kažko siaubingo. Tai jo gimtadienis. Jis tik tai vienišas. Na ir plaukai, kas tavo stilistas? Reikia pasirūpinti tavo išvaizdą. Jokių šansų, kad tos baikščios katės išbuvo čia visą naktį. Labas, Storalė. Pati geriausia. Naktis. Pasiilgai? Bet kaip? Viskam yra ribos ir tam aš tikrai per jautri. Kleo? Mes tik kalbėjom, kokie didelė neveikalė Kleo ir jos komanda yra. Hei, atsargiai, jos mano draugės. Tai gal tu reikia keisti savo draugės? Kitokias kaip tu? Sveikos, panas. Klaudin, kaip tau su Drakulaura? Jis su manim nesišneka. Klodas irgi nesuprantu. Kaip tau su Gilu? Jau geriau. Bet viskas taip sudėtinga, žinai. Girdėjau. Kleo, kaip dusas? Prisiekiu, tas berniukas kartais veda iš proto. Girdėjau. Frenkė, baig. Tu nesuprasi. Tu dar per jauna. Žurnale panelės Klyksmas rašo, kad subrendusios merginos mėgsta šnekėtis apie santykius, o jei tu tokių neturi, gali likti už borto. Ką tu turi omeny, aš viską suprantu. Tikrai? Tai aišku, kad turiu berną. Turi? Kur jis? Kas jis? Koks vardas? Mes norim jį pamatyti. Na, dabar su juo susitikti negali. Kodėl ne? Jis šiandien neatėjo į mokyklą, bet rytoj pasveiks, tada susitiksit. Labai lauksim susitikimo su tavo vaikinu. Tai aišku. Gerai, einu, paskambinsiu jam. Vienintelis būdas ryt ateit su vaikinu tokį pasigaminti. Lengva. Tėtis juk tai daro nuolatos, negi bus sunku. Na ką, turėsi tikti ir tu. Čiūvas, tai žiauriai gerai, kad tu ir Lagūna vėl kartu. Aš tik blogai jaučiuosi, kad pamelavau, jog mano tėvai neprieštarauja mūsų draugystei. Jei jis sužinos, tai labai nusimins. Žinau. Pavydus? Oi, koks tu šmaikštuolis. Ką? Pašokti? Tiesiog čia? Taip romantiška. Ar tu mus supažindinsi? Atsiprašau, tai, Bilė bernas. Jis taip nori su jumis susipažinti? Nuostabu. Ką? Tu bilietai, Justiną Biterį? Bilė berne, tu pats geriausias. Ar tu vėl skaitai tos kvailus paauglių žurnalus? Gal? Tau nereikia vaikino, kad galėtum būti su mumis. Nereikia? Aišku. Tu linksma, įdomi ir nuostabi vien iš savęs. Ai, palengvėjo. Tiesiog mačiau, kaip jūs visos turit problemų ir supratau, kad nepasiruošusi bernams, net tiems, kuriuos pasidariau pati. Tu mane paliki, po to, kai mes tiek daug patyrėm kartu. Kodėl? Kodėl? Jis gyvas! Kokia mela porelė. Ne, nuotaikoje. Jei mano brolis ir geriausia draugė darytų man gėdą prieš visą mokyklą, aš irgi būčiau ne nuotaiko. Tu kaip aš puikiai žinai, kad jie netinka viens kitam. Taip negalima. Jie per daug skirtingi. Drakulaura, matyt, tikrai įsikliopino Klodą, kad net pietus valgo kartu. Nesuprantu. Juk jų užkietėjusi vegetarė, jai pasidaro bloga vieno žvilgsnio į mėsą. Spėju, Klodas net nežino, kad ji vegetarė.
O, Frege, ačiū tau už mintį. Aišku. Ir bum, pabaiga. Ai, tai buvo nuostabu. Klodai, šiandien juk svarbios rungtynės. Tau reikia didelio riebaus kepsnio. Drakulaura, ko iš čia visi spoksot? Frenki, išvis mane iš čia. Drakulaura! O tu dabar ką, vysis ją? Tai aišku. Jei nėra viena iš mūsų, Klodai, pamatom visos gabaliukai yra palpsta. Tu ką, žinojai, kad taip atsitiks ir vis tiek padarei? Tikiuosi savim didžiuojas. Po 2 savaičių tradiciškai tyčiosimės iš monstrų vidurinės abiturientų. Tokie kaip tu mums praverstų. Panašu, kad turi įgimtą talentą klastai. Žiūrėk, kur eini, normaliau. Normalius monstrų mokykloje? Ką tik perkelė? Mano pusbrolis Jacksonas. Tavo pusbrolis normalius? Tai ilga istorija. Vis tiek taip negalima, jis tavo pusbrolis. Monstrų vidurinė to ir kieta, kad čia visi savekai, nesvarbu kas tu, iš kur tu, net jei tu ir normalius. Ei, Jacksonai, prisės prie mūsų. Drakulaura, aš neturėjau teisės taip su tavimi elgtis. Nežinau, kodėl aš pykau. Įsikaliau, kad tu per daug skirtinga. Bet dabar žinau, kad tu čia visai nieko dėta. Tai aš bijojau netekti geriausios draugės. Ar galėsime kada atleisti? Tai buvo patys gražiausi žodžiai, kuriuos kada girdėjau. Aš labai atsiprašau. Aišku, kad atleidžiu, kvailut. Mūsų draugystė yra svarbiau už mano pasimatymus su Klodu. Man kiek keista, bet aš priprasiu. Be to, tu vienintelė mano pažįstama pana, kuri yra verta mano brolio. Varyk! Einu užkandžiu. Gal ko nors norit? Paimsiu mėsainį ir hotdogą ir... Ai, jo, ne, man nieko. Varyk, lagūna! Tai bus ideali nuotrauka Facebook'ui. Kitas. Ar įkvietė mane? Ne, atsiprašau, nesuprantu zombiškai. Leo dabar pasirašys jūsų Facebooką. Ei, ką tik gavau savo Facebooką, norit pažiūrėti? Atrodo nerealiai. Gal vėliau ką? Turim kalkandologijos finalui. Galiu išvardinti visus elementus atbulinė tvarka. Norit? Aš vėluoju į tą dalyką, va ten. Sveikinu. Facebook'e yra labai gerų jūsų fotkių. Kaip puiku. Nuostabu. Panašu, kad atvyko žvaigždės. Tau ir Gilui paskiriau visą lapą. Visi turi sužinot, kokia puikiai iš jūsų komanda. Ir dabar tikrai sužinos. Tu visų Facebook'ų pasirašymas sunkus darbas? Tokia jau ta šlovės kaina. Pone Pašlemėke, jūs prikelėte mirusias kalbas. Na, aš jas išmokau originalo. Kas tai? Panelė Denilė, jei jūs tos balionus norite panaudoti kokiam nors abiturientų pokštui, primiktinai siūlau jums persigalvoti. Neįsivaizduoju, kaip jie čia pateko. Jūs geriau prižiūrėkite tą baimės palaikymo komandą, ponė Pašlemėke. Man šitą geriausia. Gilai, o kuri tau patinka? Nežinau, visos blogos. Žinau, reikėjo naudoti žuviakio objektyvą. Ne tai, turiu tau kai ką pasakyti. Taip? Aš taip ir nepasakiau tėvams apie mus. Tu man melavai? Kaip tu galėjai? Tu žinai, kaip jie žiūri į surių vandenų liaudį. Jie grasino, kad išsiųs mane į povandeninį internatą, jei toliau draugausiu su tavim. Nebuvo ką daryti. Vėluoju iki egzamino. Lagūna, palauk. Padedam pieštukus, persiuskite testus į priekį. Kaip tau sekės? Sukaliau kaip karstas esu. Supuvę chimeros kiaušiniai? Ar baimės palaikymo komanda ką nors planuoja, apie ką man reikėtų žinot? Ne, ponė, nežinau, iš kur jie čia atsirado. Kaip sakai. Jaučiu, žinau, kaip pasielgti. Pasakysi tėvams apie mus? Ne, tiesiog nerodysiu jiems Facebook'o. Jiems nebūtina žinot. Arba tu sutinki su jais, arba ne. Jeigu ne, tada tau reikia kažką daryti, o ne elgtis kaip išsigandusiam šunyčiui. Aš jau net nebežinau, kas tu toks. Trūksta Gilo bei Lagūnos parašų, tuomet turėsiu visų. Ei, tu pametei. Pala, čia ne mano? Kas tai? Smirda bombių pirkimo kvitas. Keista? O kas bus, jei pasakysiu ir jie mane išsiųs? Tada prarasiu tave, amžiams. Nevaryk to dėl manęs.
Tik dėl savęs. Negali leisti, kad jie reguliuotų tavo gyvenimą. Pasirašysi Ferbukė? Taip. Pirmi metai, kai jie deda kopiją į internetą. Ką? Taip, kopijas išsiuntinėja visų tėvams. Geras, ką? Manau, geras. Ką galvoji tu, partneri? Už viso to slepiasi Toralė? Tada viskas aišku. Ta sukta katė bando mus pakišti. Pamatė jūsų su Lagūna nuotraukas Ferbukė. Tavo tėvaigi sprogs! Reikia jam paskambinti ir pasakyti, kad visą tai didelis nesusipratimas. Labas, mama, aš turiu ką jums su tėčiu pasakyti. Lagūna, palauk. Tu mane mokei, kad surių vandenų žmonės nėra tokie geri kaip mes, gėlavandeniai. Sakei, kad jie nepatikimi, neišsilavinę, kad jie labai smirda. Hei! Ir visų baisiausia, kad jie nesąžiningi. Dabar žinau, kad tu klydai. Aš turiu draugę ir ji pati nuoširdžiausia, padoriausia ir nuostabiausia monstrė iš visų. Ir ji iš jūros. Ką jie sakė? Jie ne galvoja taip pat. Užtat aš jaučiuosi puikiai. Tai, susimatysim plaukimo treniruotėj, partnerė. Jo, pasimatysim ten. Žmogau. Mes žinom, kad tai buvai tu. Nebandyk neigti. Tu apie tą didingiausią metų planą? Žinoma, tai aš. Taip, Gulija. Po įteikimo ceremonijos pabirs balioną ir viename iš jų yra sugedęs chimeros kiaušinis, kuris pavirs tokia smirdančia bomba. Ir ponas Pašlemėkas pagalvos, kad tai buvo mes. Būtent. Tada jūs išmes. Bet kodėl? Nes, kai jūsų neliks baimės komandą perimsime mes. Ir valdysime mokyklą. Ką tik prisipažinai, kad tai tavo planas, kaip tik kvaila. Vėlu, baigimo ceremonija jau prasidėjo. Varom greičiau. Jos vis vien nespės. Žibintuvas, Džekas, žmogystas, narglys. Kaip mes jį rasime laiku? Tai pati geriausia vieta šou stebėjimui. Aš jų žodžiu, žinau, kuris, jis ten! Gerai, žinom, kuris. O kaip mes ten pateksim? Padarom tai, ką mokam geriausiai. Negaliu pasiekti. Pjovėjas, grimas, vis. Greičiau nebėra laiko. Į Frenkę, paskolink ranką. Pavyko. Julija, ar tavo kompiuteryje vyksta kas nors svarbaus? 800 matematikos balų kiekvienai? Julija, tu geniali. 3 mūsų studentai gavo aukščiausią matematikos įvertinimą per visą monstrų vidurinės istoriją. Jie apdovanojami kvietimu į prestižinę Trigulo kalkametrijos stovyklą, kur gaus stipendiją ir išvyksta nedelsiant. Įdomu, kas tie 3 supervėplas yra. Gali patikėti, kad jau atostogos? Atėjo taip greit. Ar mes bent pasimatysime kada per vasarą? Aišku, mano tėvai dabar supykė, bet atsileis. Tikiuosi, tu teisus, gėlasis. Surioji. Blogiausia apie mokslo pabaigą tai, kad... Tavo spintelį brolis paliko savo senas koinis. Bjauru. O ne, visų paskalų trūkumas, dėl ko aš ir užsiprenumeravau demoniškų paskalų pranešimus. Kas tai? Tik tokia kiečiausia monstrų vidurinės blogerė. Jei gyvenime vyksta kas įdomus, ji būtinai parašo. Kas ji tokia? Niekas nežino. Ji kaip koks paslaptingas gero padažo ingredientas. O, ar Gilas su Lagūna ištvers vasarą? Ha, drama! Baik, meni, būk geras, atstok. Aišku, Norma, kur nori, kad atsistočiau ant tavo akinių ar ant rankų? Priekabiavimas yra nusikaltimas. Kad tu čia kaltini? Ar ką tik patekau į pradinukų mokyklą? Ne. Tai ko elgiesi kaip vaikas? Mini, ką tau sesė pasakytų dėl tokio elgesio? Tai juk jai nepasakysi. Palik jį ramybėj. Ačiū. Frenkė, žinau, kaip sunku, kai būni naujokas, lyg negalėtum pritapti. Aš telpu į spintelę, šiukšlių dėžę. Tu net neįsivaizduoji, kurie mane įtalpina. Aš, Jacksonas. Malonu susipažint, Jacksonai. Negalim leisti tėčiui sužinot, kad aš sudaužiau savo aikarstą. Jam tai bus tik dar viena priežastis sulyginti mane su sese. Nefera. Ačiū Ra, kad jį išvažiavus. Kartą jis organizavo didelį vakarėlį ir apkaltino mane. Dėl to man uždraudė namuose daryti vakarėlius, kai tėtis išvažiuoja komandiruotes.
Kleo tėčio nėra namie. Šį vakarą pas ją vakarėlis. Tūsas pas Kleo. Šiandien. Visa mokykla žino. Nori eit kartu į Kleo tūsą? Aišku, ta prasme, aš noriu. Nejauku šalia monstrų? Nieko, laikykis manęs. Gerai. Žiauru. Ta prasme, gerai, jei nori. Susitiksim ten. Wow. Atsargiai. Kaip įeisim? Va taip. O ne, Kleo pasiūs, kai pamatys visą tai. Tikrai? Tiesa, o kur ji pati? Ji išėjo pirkti naujo mobilaus. Palauk, tai kaip jis siuntė žinutę apie tūsą? Ji nesiuntė, atsiuntė demoniškos paskalos. Tai Kleo apie tai net nežino? O ne, tai reiškia mes Įsilaužėm! Greitai, metam visus lauk, kol Kleo negrįžo. O, mano ra! Galim paaiškinti? Jūs padarėt vakarėlį man? Šiauriai faina! Šitas tūsas didingas. Picų karalius! Tu matai, kaip aš patvarkiau tos 3, kaip... Oi, negaliu dabar būti šalia tavęs. Vampė galvoja, kad jos šunytis kiaulė ir kala jam ant snukį. Aš toks karštas. Kleo kelia pavojų svečiams dėl sudaužytų daiktų. Kaip gilui sekas per atostogas? Jis net rašo mano SMS ir mailus. Jo tėvai sunkiai taikėsi su mintimi, kad mes kartu. Tai pirma atostogų diena. Jaučiu, jūs turi krūvą reikalų. Taip, matyt. Ei, Hitai, gal matei pusbrolį? Jis turėjo čia susitikti su manim. Jacksonas tau įstatė ragą? Kai žiauru. Bet tu tik nesijaus blogai, tikrai. Ko tu nori? Jisgi normalius. Eik ten ir viskas, tu gali. Ne, negali. Tau čia ne vieta. Niekam tu nerūpi. Frenkiai rūpi. Ji tavęs nemeta, bičias. Meta, tikrai. Aš ėdu kaip gyvulys. Vilkai taip daro. Tai kurgi drakulaurai nebus su manim gėda. Hei, čia ne tūsas. Hei, va dabar tai tūsas. Varom! Aš Holdhaidas rėkiu stilių. Ei, energinga pupytė. Kas aš? Ja, tu vienintelė pakankamai elektro, kad išgelbėtų mane. Gerai, reikia paaič, tai gelbės tūsą jau. Prašau, žinau, kad aš žvėris, bet aš galiu pasikeisti. Tik duok man vieną šansą. Kvailiuk, nenoriu, kad pasikeistų. Tai kodėl nuo manęs pabėgai? Nes tu kramtai česnaką. Aš vampyrė, su česnakais nedraugauju. Eik išsivalyk dantis ir pašoksim. Šis vakarėlis jau nebekontroliuojamas. Kiekvienas monstras, jei jis monstras, yra čia. Demoniškos paskalos jau įdėjo krūvą nuotraukų. Atsimeni, kai Kleo sesė Nefera ją pakišo ir apkaltino? Bijau, kad mergaitė nepapultų į bėdą. Namų areštas jai buvo visą mėnesį. Garso Kleo, kad padarė šį pečio tūsą. Jej! Nors apie vakarėlį ir nieko nežinojau, bet vis tiek aš rengiu pačius geriausius. Aha, o jei tėtis sužinos? Tėtis išvykęs ir jis nesužinos, jei jam kas nepasakys. O kas galėtų tai padaryti? Pavyzdžiui, aš. Nefera, ką tu čia veiki? Nesuk savo pusėtinai atrodančios mažos galvelės apie tai. Dabar turi kiek rimtesnių rūpesčių. Pavyzdžiui, kaip mane atkalbėti nuo pasakymo tėčio apie šį vakarėlį. Prašau, nesakyk. Padarysiu viską, ką liepsi. To aš ir tikėjausi. Pasiruošk, sesut. Tai bus pati baisiausia tavo gyvenimo vasara. Nutiko Giulijai? Negirdėjai? Šiemet jai tėvai neleido eiti į nekromiksų parodą. Oi, ar šiandien ne paskutinė diena? Ji to laukia visą vasarą. Mirtinai greitas yra mėgstamiausias jos komiksas, ji turi visus numerius. Išskyrus vieną. Retas ir nepagaunamas. Mirtinai greitas nulinis numeris. Išlikus tik viena to komikso kopija, kurią šiandien nekrokomiksų parodoje praloš kažkuriam monstrui. Giulijos svajonė būti tuo monstru, bet ji negali dalyvauti. Taip norėčiau, kad ką nors galėtume padaryti.
Švelnaus būdo vidurinės mokyklos mokinė Giulija Jelps atsiduria nekrokomiksų parodoje, apsupta savo draugų moksliukų. Oi, komiksų mylėtojų. O šmėklos, ar gali būti, ar tai jis? Taip, tai puikios būklės mirtinai greitas nulinis numeris, pats rečiausias komiksas, kada nors žinomas žmogui ar monstrui. Tai aš, Šešėlių brakonierius. Štai, brangus jūsų komiksas. Ir aš sunaikinsiu jo vertę. Ar kas gali sustabdyti Šešėlių brakonierių, kol nevėlu? Mirtinai greitas, tai paprastas zombis vaikinas, kuriam radioaktyvaus kolibrio įkandimas suteikė super greičio galę. O dabar tokia pat galia perduota pačiai didžiausiai jo gerbėjai. Pirmin Giulija! Aš išimu jį iš apsauginės įmautės ir, paniekindamas šį komiksą, nepaliestus jo lapus, aš perversiu valgydamas traškučius ir gerdamas limonadą. Kaip tu čia patekai? Nesvarbu, tuoj nuleisiu tave žemyn. Tu tai padarei, Giulija. Tu nugalėjai piktą į Šešėlių brakonierių ir grąžinai komiksą jam priklausančią vietą. Komiksų mėgėjai tau liks dėkingi visą gyvenimą. Negaliu patikėti, kad tu sugebėjai jį gauti. Lengva dalyvauti loterijoje, kai už tave balsuoja visi 10 000 tarnų. Tai taip gražu iš tavo pusės, meilut. Na, ji dėl manęs daro tiek daug. Pagalvojau, kad galiu ir aš ją nudžiuginti. Tik niekam nesakykit. Turiu saugot savo reputaciją. Vienintelis geras dalykas apie vasaros pabaigą – apsipirkimas mokyklai! Gerai, panas, rodot ir pasakot. Žiūrim, ką turim. O, kokie auskarai! Bjauru, bet... Koks krepšys. Naujai Tengiepso kolekcija. Dievinu John a la Gutierre. O, Louis Vuitton. Kampana. Smirkmačiai. Kašamil. Prašau. Lagūna, kas nors atsitiko? O, taip. Ne, tai tik jokių žinių išgilo per visą vasarą. Nėra modelio, žinai. Ei, nesirūpink. Jis turbūt labai užimtas. Wow, lenkiuosi prieš tavo apsipirkimo sugebėjimus. Kad ir kiek man bepatiktų dovanos. Bet visa tai yra ne man. Ką? Viskas mano sesiai. Neferai. Negali patikėti, kad vis dar tave šantažuoja dėl to tūso. Patikėk. Ji mane išnaudoja kaip tik gali. Tavo sesė tokia pasikėlus. Mano nepakartojamos puikios formos ausis tiesiog dega. Aš neprieštarauju, kai žmonės apie mane kalba. Susirūpinti reiktų tada, kai apie tave nekalba. Na, labai gražu. Noriu. Ką? Noriu viso to. Ne. Gerai. Tai tiesiog pasakysiu tėčiui apie taklio vakarėlį, kai jo nebuvo. Jis įskirs namų areštą metams. Laimėjai vėl. Taip, duokit. Pagal tavo laikrodį, ta prasme mano laikrodį, aš vėluoju į saloną. Grįšiu, pasilikit. Dar nemačiau tokios niekingos žemo lygio merginos kaip Nefera. Ir kai jau atrodo, kad diena negali būti blogesnė, Toralė su saviškiam grįžo. Jie mus medžios. Dabar turim rimtesnių problemų. Pavyzdžiui, kaip sustabdyti sesę. Aha, man reikia dar apsipirkti, bet pamiršk, Nefera vis tiek pasiims savo. Matėt? Nefera grįžo. Ji visada apsirengus madingiausiai dar prieš visus kitus. Einam pažiūrėti, ką perka Nefera, kad galėtume pavogti jos stilių. Einam apsipirkt. Kas čia vyksta? Jūs visos atrodot kvailai. Čia juk karščiausia sezono mada, visą tai žurnaluose. Mes pirmas pagavom madą. Čia dar niekas to nežino. Bet kaip pasaulinio lygio modelis, tu jau žinai šitą madą, ar ne, Nefera? Aišku, žinau. Aš tik bandžiau jūs. Prašau, netimk šių rūbų. Jų neįmanoma pakeisti. Greit atiduodat, man ši mada tinka. O jums nelabai. Tu visiškai teisi. O dabar pasivaikščiosiu po centrą ir pasimėgausiu visais tais pavydžiais žvilgsniais. Ate. Nefera daugiau niekada nedrįšia parodyti savo veido vėl. Mano Ra, tai geriausia diena mano gyvenime. O kai jau sakai, kad ši diena negali būti geresnė? Gerai atrodo.
Ei, Gražut, gal tau knygas panešt, ką, Mažut? Mano vardas ne Mažutė, aš Ebi. O, negaliu patikėti, kad mes vėl mokykloje. O man patinka tiek paslaptingumo ir jaudulio kartu, kad šie metai bus su skandalais. Kodėl jos tokios mažos? Tai ta pati spintelė kaip ir pernai. Taip, bet dabar turiu visų metų vertybės. Rūbai, makiažas, batai, rankinės, papuošalai. Knygos, papildome medžiagą. Na, jei liks vietos. Reik pagalbos? Koks stiprus. O, čia iš demoniškų paskalų. Naujoji pana Hitui duoda šaltą pamoką. Įdomu, kas į tokia? Kas turi laiko naujokė? Teisingai. Ei, aš irgi buvau naujokė. O, mirštu, kaip noriu sužinoti, su kuo sėdėsiu per kandologiją. Ar kas matėt lagūną? Taip, Giulija. Ji greičiausiai su Gilu. Jie nesimatė visą vasarą. Pasilikau savo laisvę užsirašyti kiekvieną matematikos būrelį, kurį turim. Ne. Žinau, kad tu pasiruošusi šukena. Ei, Toralė, kaip tavo vasaros atostogos? A, tiesa, tu juk tokių neturėjai, nes buvai matematikų stovykloje. Tai jūs tos, kas mus pakišo sumaišius testų rezultatus? Taip tau ir reikėjo. Tu bandei išardyti baimės palaikymo komandą. O kas sakė, kad ne per daug? Ir nieko ten nesimokėm toj kvailoj stovykloje. Kvadratinė šaknis iš 568. 23,83. Hei! Lagūna, kas ne taip? Tai Kilas. Jo tėvai taip supyko, kad išsiuntė į kitą mokyklą. Lagūna! Ei, Jacksonai! Labas, Frenkė. Pasigėdau tavęs Kleo vakarėlį. Aš norėjau ateit, bet aš turėjau reikalų. Hei, naujokė, čia mano vieta. Aš likti. Tu žinai, kas aš esu. Ir merga su švitriniu liežuviu. Sėskitės visi. Atsiverčiam knygų puslapį pirmą. Klodin buvo teisi, tos pabaisos. Nori žaisti, aš tau duoti žaisti. Jūs dvi direktoriaus kabinetan dabar. Negaliu to patikėti, anksčiau nė karto ten nebuvau. Ar tu nesijaudini? Tu mesti gniužtą į mane pirmą. Direktorius tau parodyti, kas teisus. Bet tai ne aš, tai tik didelis nesusipratimas. Aš suprasti viską. Nori kariauti su Ebe? Karas bus. Toks elgesys tiesiog nepriimtinas. Monstrų viduriniai yra už priėmimą, supratimą ir toleranciją. Siekiant jūs to išmokyti, visą dieną praleisite kartu. Ką? Neįmanoma. Šios magiškos apyrankės jūs susijęs. Iki 15 valandos jūs turėsite būti netoliau nei per metrą. Iki to laiko kartu praleisite kiekvieną sekundę ir tikiuosi išmoksite kai ko naudingo. Ojoj, daugiau ne per metras. Namų darbai per amžius. Ir liepsnojantis demonai nusileis ant jūsų namų. Bet amžini namų darbai svarbiau, baigiau. Gerai, nors mus ryša nesiūlės, bet pasistengime, kad šis ryšys būtų malonus. Tai pasakyk man, kodėl pradėjai gniušių karą? Nesuprantu. Ta prasme, aš suprasiu, aš tikrai supratinga, čia kaip ir mano brožas toksai tarsi. To nesuprasti. Ta Frenkė, ji elgėsi gražiai, bet tada kodėl ji meluoti man? Tai tu pirmą pradėjai. Na, panašu, kad nenori man sakyti. Pakalbėsime apie tai vėliau. Na, iš kur tu? Iš toli, Himalajų. O, geras. Kurias tiksliai? Aš galvoti, tu nežinoti. Okei. Man tikrai patinka tavo karoliai. Šita kalba apie nieką tikrai nereikalinga. Čia žmonės daug kalbėti apie nieką. Kartais geriau laikyti burną užčiauptą. Aha, grubu. Bet aš negrubi. Aš tik stengtis jai padėti. Taip einu, Frenkė manęs jau dabar nemėgsta. Reikia eiti pamoką. Tu teisi, negaliu sau leisti vėl pavėluoti, nes bus bėdos. Eime. Jei mane pradėtų mėgti labiau, jei parodyti praktiškiausią kelią į klasę. Ei, palauk, turim likt drauge. Pala, padėti. Tu sugadinai. Negaliu to gert. Bet tik taip mes gerti kalnuose. Taip geriausia, galvoti jai patikti. Ei, Mažut, Ebi, ta prasme, prieš tai aš neprisistačiau.
Barnsas. Hitas Barnsas. Šaltos rankos. Oi, bet aš žinau, kaip sušildyti tavo širdį. Ledinis veidas. Tas Hitas, jis ledo gabalėlis, kuris galvotų, kad yra iceberg. Aha, tai jis. Aha, manau. Taip, tu geriau bėk. Ar aš tau nesakiau, kad man nepatinka raudona? Ei, ką? Taisyklėse rašyta, koridoriuose išdykaut negalima, buliutas liečia irgi. Oho, tu tikrai išgelbėjai mano varžtus ten. Nirška. Ei! O tai durnius. Dabar pietus. Raugyklai visos mano draugės, negaliu leisti, kad jos pamatytų mus kartu. Ei, Evi! Kalnuose nauji draugai atsirasti per valgant. Žinai, aš šiaip sėdžiu viena lauke. Hei, Frenkė, mes čia. O, ne. Aš jas imponuoti su savo aštra išvalgas. Jos visos labai gražios, ne, per akivaizdus. Pažiūrėti. Tavo antakyje kaip kalnai, tu žema kaip Jako vaikas. Tas apsirengimas, tu stengiasi per daug. Kelintą valandą pasinaikins tos apyrankės? 3. Lagūnos varžybos 2. Ir jai dabar reikia viso įmanomo palaikymo. Tu ir tavo šaltakrauja draugė turėtumėt ateit. Visą dieną bandžiau tau būti maloni, o tu taip nemandagiai su mano draugiam ir sniego gniūžtės paleidai dėl nieko. Ką aš tau bloga padariau? Aš stengtis taip daug, kad susidraugauti. Gal nelemta turėti draugų čia? Ar tu verki? Aš liūdėti dabar. Ar tai keista? Na, taip, tu atrodai tokia šalta. Negalvau, kad tau rūpi. Ar kad tu iš viską nors jauti? Ne, turiu. Man reikia tualetą. Ar tu nebaigsi taip daryt? Ar matėte naujokį ir Frenkė sukabintas apyrankė? Jos net nesuprato, kad tai aš pirmą mečiau gniūžtę. Dabar reikia prigauti kitas komandos mergas. Atsargiai, tai turėtų būti tikras pažeminimas. Žinau, kai po varžybų Kleus su pabaisom kalbės su Lagūna, mes prieisim iš nugaros ir įstumsim jas į baseiną. Žiaurus pažeminimas. Jas dar pasigailės, kad susidėjo su manim. Eime. Žiūrėk, atsiprašau, kad galvojau, jog čia tu metei tą gniūžtę. Reikėjo susigaudyt, kad tai toralė. Tikrai nelygis. Tai ką, einam perspėt mano draugių? Ne. Ką? Kodėl? Nes aš turiu tik geras planas. Nebėgioti. Slidu. Oho, geras varžybas, Lagūna. Ačiū, kad atėjot, Hebrid. O kur Frenkė? Ji negalėjo. Ji ten šiek tiek surišta. Pasiruošusios? Wow, čia tai nerealiai. Ačiū, Ebi. Žinau, kad atrodyti grubi, bet ten iš kur rašo oras ratas ir mes negalėte aušinti burnų niekams. Tokie jau mes esam. Panašu, kad tu daugiau nebesusijusi su manim. Aš jau eiti. Ei, palauk, mes planuojame eiti į centrą ir pasitrint kaviniai. Nori kartu? Tas man patikti žiauriai labai. Negaliu patikėti, kad vakar mes praleidom tą tūsą. Nieko mes nepraleidom. Demoniškos paskalos jau įdėjo nuotraukas į savo blogą. Saldainis Holtas Haidas pakuria dar vieną tūsą. Tas Haidas tikras saldainis. Atsargiai, tu juk kalbi apie Frenkės vaikiną. Vaikit, panos, jis ne mano bernas. Kalbant apie bernus, Jacksonas. Frenkė, tu gal persikrauk ir duokim kiek sveikos iškrovos. Jis juk paliko tave ant ledo per Kleo tūsą. Ką žinau? Na, pavaryk, eik. Labas, Hitai, Jacksonai. Hitai, gal palik mus trumpam. Karšta? Kodėl neatėjai į vakarėlį? Tai kad atėjau. Atsimenu, buvau lauke, bandžiau susikaupti ir tada... nieko. Taip nervinausi, kad turbūt išsijungiau. Visi tie žmonės ir garsi muzika, plius jaudinas dėl tavęs. Manęs? Ko tu jaudiniesi dėl manęs? Aš čia ta, kuri jaudinasi. Nes tu man tikrai patinki, supranti. Žodžiu, atleisk, jei per mane nesijautai gerai. Nieko, tūsas buvo geras. Ten buvo toks didžėjus, gal girdėjai apie jį Holtas Haidas. Ne, nežinau tokio. Holtas Haidas nerealus! Vakar vakare nešiojau jo įrangą. Stogas važiuoja. Ačiū.
Tai, jei duosi man dar vieną šansą, aš norėčiau kur nors su tavim nueiti. Atgimimo rūmuose kaip tik bus tylių filmų vakaras, čia jau panašiau į mane. Taip, gerai. Skamba fainai. Puiku. Tai 7. Panos, mes tik į filmą einam, nieko čia tokio. Ar tavo varstai atsileido? Tai tavo pirmas pasimatymas, dar ir kaip tokio? Damos, tai per rimta, kad Frenkė susitvarkytų viena. Mes su Disu prisijungsim. Mes su Klodu irgi ateisim. Klodin, būtinai ateik ir tu. Tai jau nepraleisiu. Panašu, kad visą tai gali suplanuoti ir be manęs. Tai aš jau eisiu. Tai taip įdomu. Tai paremta istoriniais faktais. Monstrų ir normalių santykiai buvo uždrausti iki 14 amžiaus. Tu toks protingas, atleisk, kad visi draugai prisiklijavo. Kol sėdžiu prie tavęs, man visai nesvarbu, kas dedas aplink. Klodai, pabusk. Oi, žmogau, dar nesibaigė? Ne, nuobodu. Nu, pavaryk. Žinai, ko šitai senienai nuobodienai reikia? Vežančio soundtracko. O, žiūrėk, geras. Atsiprašau, nežinau, kad jie... Ei, ar tau viskas gerai? Ne, atsiprašau, Frenkė. Jacksonai, negaliu patikėti, kad jis mane vėl paliko. O ko tu tikiesi iš normalaus? Maniau, kad Jacksonas kitoks. Frenkė, jau! 100 metų pasiilgai. Ei, gal atsiprašau, aš čia kaip ir pasimatėme. Aha, su manim! Wow, geras gabalas! Jacksonai, ar tu čia? Nelygis! Oi, kas nutiko? Oi, ir vėl? Jacksonai! Oi, kasgi man darosi? Ką, sesulė Nefera vis dar lipa ant galvos? Patikėk, geriau jau to vakarėlio iš vis nebūtų buvę. Fui, tu smirdi kaip šlapia šuo. Oba! Ei, Jacksonai, palauk! Gali neaiškinti, ašgi žinau, kad susitikinėjai su kitu. Ką tu čia šneki? Aš pats kaltas, suprantu. O aš ne. Juk tu man patinki. Problemos su vienu iš vaikinų? Frankenstein susitikinėja su 2 vaikinais iš karto. Gal yra ir 3, apie kurį nežinom. Ką? 3 bernai? Aha, jau. Jei ne viena iš jūsų paskalų demonai to nesakė, tai kažkuri iš jūsų ir yra paskalų demonė. Panelis, kas geresnė? Viena iš mūsų išdavikė. Ei, į mane nežiūrėkit. Aha, niekas taip nemėgsta paskalų kaip tu. O Klodin, ji pirma sužinojo apie tavo ir Jacksono pasimatymą. Aš. O ką, Kleo? Tas vakarėlis turbūt buvo jos mintis. Aš negalėjau, mano telefonas buvo miręs. O kaip Frenkė? Išpradėjai, Giulija, įsilaužk į demoniškų paskalų blogą, sužinok, kas ji tokia. Negali? Tai gal tu ir esi paskalų demonė? Pažiūrėkit, ką jis su jumis daro. Reikia tai baigti. Įviliokim ją į spastus. Mums reikia ko nors, kam tikroji paskalų demonė neatsispirtų. Ko nors stipraus. Mūsų Dienoraščiai! Gerai. Sudedam savo dienoraščius į vidurį ir skaičiuojam iki 1. Nepaliestas dienoraštis priklausys išdavikiai. 3, 2, 1. Žiūrėk. Tu įžūli. Ir iš vis, kas tu tokia? Mano vardas Spektra Wondergeist. Kodėl tu nori sugriauti mano gyvenimą? Ką tik jį gavau? Sugriauti gyvenimą? Dangau ne. Tiesą sakant, aš jūsų gerbėja. Įdomiai tu tai rodai. Tiesiog noriu jūs įamžinti. Leisti kitiems pamatyti, kaip gyvenate. Tai kodėl neatsiklausai? Aš labai drovi. Bet juk tu paskalų demonė, tu žvaigždė. Dėja, man reikia išlikti paslaptyje. Dėl to čia neturiu jokių draugų. Mes būsim tavo draugės ir išlaikysim paslaptį. Bet prižadėk, kad apie mus daugiau nerašysi. Didžioji dalis net nebuvo tiesa. Mano atsiprašymai. Kartais išgirstu tik dalį jūsų pasakojimų, o likusias eilutes užpildo mano meniškoji pusė. Aha, 3 vaikinai, tu ką? Aš net vieno neturiu. Palauk, tai aš ne tas 3. Nepyk. Negaliu patikėti. Kodėl man visada taip būdėjo? Kas čia buvo? Aš ieškojau tavęs. Ką yra? Paskolink man savo kandalogijos knygą. Aš pamiršau. Neturiu. Bent pažiūrėk. Bet aš čia vėluoju į tokį dalyką. Į kurį vėluoju? Iki.
Kas Diusui? Ar nepastebėjote, kad paskutiniu metu jis keistas? Diusas? Taip, gal ir nieko, bet kartą. O, labas, Diusai. Tai mokyklos požemiuose jis buvo kartu su operete. Tai kūda perkarusi. Nepanašu į Diusą. Reikia įrodymų. Jo spintelė. Jis neleido pažiūrėti man, bet spektros jis nesustabdys. Ką matai? Panašu į kažkokią puokštę, skirtą mano gyvūnėliui. To jau per daug. Leo, kur tu eini? Pas operetę. Pasakyti porą žodžių. Aš noriu, kad apie tai žinotų visi. Operetė bando pavogti mano vaikiną. Ar mes pažįstamos? Nelįsk prie Diuso. Ne tam kieme ieškai. Bet kas tas Diusė bebūtų, jei jis yra su tavim, gal ir man pasidarys įdomu? Galvoju, tu gali jį gauti vien todėl, kad abu maištaujat ir klauso tą pačią kvailą muziką. Gal tu geriau į veidrodį pažiūrėk. Ką tai turėtų reikšti man? Tau ant veido voras. O mano muzika deda ant tavo muzikos. Aš dar niekada nebuvau taip pažeminta. Ji tikrai nesuprato, kas tas Diusas. O gal tai tik nesusipratimas? Reikia pasiekti. Ir pagauti juos kartu. Kas čia per vieta? Tai monstrų vidurinės požemiai. Ant jų pastatyta mokykla. Tyliai. Kleo, ką tu darai čia? Nustebai, mes pasiekėm tave ir tavo naująją paną operetę, tavo gyvūnėlį. Mano ką? Oi, ne, tu netaip supratai. Man biški gėda, bet jis buvo mano gyvūnėlis, Dūmas. Jis buvo pirmas, ką mylėjau ir pirmas, ką sugadinau. Šiandien sukaktis. Aš buvau dar vaikas, nemokėjau valdyti savo galių, o vargšas Dūmas norėjo tik pažaisti. Per sukaktį turi atgyti, tik nežinau per kurią. O puokštė? Žioveinis, mėgstamiausias jos skanėstas. Atleisk, kai elgiausi keistai. Atsiprašymą priimu. Aš buvau teisi? Gal tau reikėtų ir operetės atsiprašyti? Jau greičiau plaukus pasidegsiu. O be to, aš vis tiek jie nepasitikiu. Leo turi kažką prieš. Dabar aš bloga katytė. Leo turi smokėt. Atmušiu jos berną. Vien tam, kad galiu. Ei, Frankutė! Ko nori, Holtai? Jaučiu, kad pradėjom ne taip. Žinau, šiek tiek perlenkiau. Šiek tiek? Klausyk, nežinau, kas man užeina, bet kartais jaučiuosi, kai nesava. Supranti, atrodo, kad viduj gyvena kitas žmogus ir bando ištrūkti. Kvaila, ką? Ne, visai ne. Suprantu, galvoju, kad kartais taip jaučiamės visi. Au! Visada norėjau elektrinės gitaros. Štai ir jis. Atsiprašau. Tai nieks. Čia aš įvažiavau. Kartais būnu toks kaimas. Imk. Ačiū. Ką klausai? Kapinių valdovai? Tu žinai juos? Jie man stogą nurauna. Ei, Frankutė! Ei, ir tau. Paklausyk, mergytė faina, aš galvojau. Tu galvojai? Pagalvojau, kad tu man realiai patinki, žinai. Ir galvojau, gal mes galim kartais išeit kur nors. Aha, gal ir nieko. Tikrai? Jau, mėgsta mane panos! Nerealu, kiek daug mes turim bendro. Geras, ką? Ką tu veiki paskui? Klausyk, aš norėčiau ir tu neši į tikrai gerą pabaisą, bet aš su Kleo. Tu ką, rimtai? Jo, panašu. Baigi, ką panašu? Jūs totaliai priešingi. Žinau, bet ji mato tai, kas pas mane geriausia, supranti, priverčia mane norėt būti geresniu Diusu.
Tai ji tau tikrai patinka. Patikėk, taip tikrai. Ir tu jai sakei, kaip jauties? Man ten sunku išsakyti, ten emocijas, ten viską, ten kai pabandau, tai tik suveliu ir viskas ten. Aš ir vienas būdas, kuriuo galiu išreikšti savo emocijas, tai muzika. Aš irgi taip norėčiau. Viskas gerai? Ta tavo istorija tokia graži. Žinai, padarom taip. Aš sukursiu tau dainą, kurioje tu pasakysi viską, ką nori pasakyti Kleo. Jei ją išgirs ir bus tokia pat sujauninta kaip ir aš. Padarytum tai dėl manęs? Man bus garbė. Eime. Kur mes einam? Tiesiai į požemius, įsirengiau ten klasišką įrašų studiją. Frenkė faina, pasiruošus tūsui! O taip. Hei, užsiklausiau Nikso, kurį davė Holtas Vaidas. Jis susuko man galvą. O jūs abu tikrai susimetėt, ką? Jis visai nieko, kai pradedi pažinti. Panašu, kad kažkas turi pirmąją meilę. Čia ne meilė ir ne pirma. O kaip... Labas, Frenkė. Labas, Jacksonai. Jacksonas? Girdėjau, kad prie raugyklos mušasi bernai. Ir? Jie mušasi dėl Julijos. O, kaip romantiška. Turbūt nereali kova. Kada jie pradės? Jau pradėjo. Zombių kovos lėtokos. Viskas dėl to, kad jie abu nusižiūrėjo Juliją. O kas jei taip nutiks Holtui su Jacksonu? Mano kumštis plus tavo veidas lygų pergalė. Moksliukas blogai skaičiuoji! Reikia kažką daryti. Aha, tau patinka du bernai ar ne ir nori sugalvot, ką daryti. Pakalbėk su draugais. Oho, tos orakulės tikros tinginės. Ei, Lagūna! Man atrodo, kad man patinka du bernai. Du? Wow, sveikinu. Kai kurios laimingos, kad randa bent vieną ir laimingos, kada tėvai nesipriešina ir leidžia kartu lankyti tą pačią mokyklą. Bet du? Sveikinu, mergiai, džiaugiuosi už tave. Ačiū. Dėl ryt vis dar susitarė? Ei, Drakulova. Sekundėlę. Klodai, ryt mums reikia aplankyti močiutę, juk nuo pernai jos nematėm. O kaip dėl kito vakaro? Brolio gimtadienis. Antradienį? Kito brolio paklusnumo apdovanojimas. Kiek brolių tu turi? Kurios vados? Na, mes didelė šeima. Jei susitikinėjai su vilku, gauni visą komplektą. Tiek to. Pradedu galvoti, kad orakulė blogai dirba. Kleo. Negalim išsiduoti. Gerai, palakam. Jiem. Spektra man pasakė, laukiu geriausios progos puolimui. Na, tai ko tu nori? Matai, yra tokie du. Tu tai matei? Jis jai parodė nykščius. Tai dar nieko nereiškia. Reiškia? Paskolinsi ranką? Su tavim gyvenimas man mielas, mūsų meilė nugalės bet kokias sienas. Atleisk, Frenkė. Turiu vaikiną, kurį reikia sunaikinti viešai. Oi, atleisk, ar aš atsakiau tavo klausimą? Patikėk. Orakulio, dabar supratau, ką tu norėjai man pasakyti. Santykiai jau savaime sudėtingi, tai ką man juos reikia dar labiau komplikuoti? Reikia apsispręsti. Jacksonas ar Holtas? Pasakysiu Jacksonui, kad nebegalim matytis. Trumpai ir aiškiai. O, tik pažiūrėkite, Jacksonas stovi ten savo toks mielas. Gal geriau išsiskirt su Holtu? Duosi 5, su kuo tūsintis geriausia. Daugiau galios. Holtai, pataikai tiesiai į varžtą. Gerai, apsisprendžiau. Nedaryk to, tu man patinki, aš protingas ir švelnus. Kaip pingvinas. Ei! Baikit, nustokit. Nepadeda. Ei, jau! Baikit! Tau dabar sakė! Baikit kvailiot! Pabandyk mane pagaut. Jūs draskot mano širdį. Frenkė, palauk. Man reikia pabūti vienai. Pagalvok. O, taip. Labas, Kleo. Negaliu šnekėt. Kodėl? Tu kur? Suras Diusą ir pasakyt, kad viskas baigta. Baigta? Oho. Kleo, Kleo. Diusai. O, Kleo, visur tavęs ieškojau. Kaip tu?
drįsti mane taip žeminti ir iš visų pabaisų pasirinkai operetę? Ką? Leis paaiškinti. Nebėra ką aiškinti, tu pasirinkai ir leisk pasakyti, tai prastas pasirinkimas. Kleo, tu klysti. Jei paklausytum bent 5 sekundės. Pamiršk, jau per daug savo brangaus laiko išvaiščiau su tavimi. Jei nori, kad kas vyktų, reikia tai padaryti pačiai. O, tai daina apie mane? Taip, visą tai norėjau tau pasakyti, tik nežinojau kaip. Tu tai parašei? Aha, su operetės pagalba. Tai pats gražiausias dalykas, kokį man teko girdėti. Tai štai, ką jūs darėte kartu? Staigmena. Negaliu patikėti, kad abejojau tavimi. Jei atsiprašysiu, tai atsiprašysiu iškart dabar. Aš atleisiu. Tu turėtum dainuoti mano dainą per mokyklos susirinkimą. Tada tave išgirstų visi ir tuo primintum jiems apie mano nuostabumą. O, ne, gyvai aš nedainuoju. Niekad. Mano balsas žmonėm kai ką padaro. Saugu klausyti tik įrašą. Va. Turiu pagroti šią dainą visom savo pabais draugėm. Jos taip užpavydės. Aha, nesuprantu. Nežinau, ar suprantu aš. Tai tau patinka mes abu? Frenkė, paklausyk, ką sukūrė mano super nuostabus vaikinas. Kaip galim patikti tau abu? Tu man patikai pirmas, bet tiek kartų nuo manęs bėgai, o Holtas visada buvo šalia. Mes tokie visiškai skirtingi bičiai. Muzika? Oi, ne. Jacksonai, kas tau? Jacksonai, Holtai? Ei, į ką visi žiūrit? Pala, ar tik ne į mane? O, Haidas valdo! Ar viskas gerai? Kas nutiko? Jacksonai, noriu tau kai ką pasakyti. Gerai, sakyk, kas čia vyksta. Gal leisiu pasakyti tau, savo pačiam. Haidas? Ir ką jis nori man pasakyti? Tai, jei jau aš tai žiūriu, reiškia, aš daugiau nebe aš esu tu. Ką? Žiūrėk toliau. Panašu, kad mes tas pats bičias. Bičia. Wow, tai Haidas ir aš esam tas pats asmuo? Taip, bijau, kad taip. Tai kiekvieną kartą, kai aš vienas ir sumišęs atsibusdavau tamsiam skersgatvį, tai kaltas jis. O aš turiu jam ką pasakyti. Ir net negaliu to padaryti, nes jis yra aš. Ei, juk gali viską pasakyti man, o aš perduosiu Holtui. Tai perduok jam, kad man bloga nuo to, jog mes tas pats asmuo. Jis yra viskas, kas man nepatinka. Garsus, koktus, šiurkštus, storžieviškas, išpuikęs. Storžieviškas, šiurkštus, išpuikęs. Išpuikęs? Ojo! Ir kaip jam atrodo, turiu jaustis aš. Ką tik supratau, kad aš pusiau normalus, pusiau asilas. Nepanašu, kad Frenkė priekaištautų. Jai patinka tokie protingi vaikinai kaip aš. Frenkiai fainai, jai patinka kieti, o kaip aš. Jis su tavim buvo tik dėl to, kad aš nepasirodžiau. Ir mes visi žinom, kas dėl to kaltas. Ji ruošės tave mest. Ji norėjo skirti su tavim. Frenkė! Frenkė tai tęstis nebegali. Tu turi apsispręsti dėl mūsų. Bet tai taip sunku, jūs man abu patinkat. Kaip mes abu galim tau patikti, kai mes iš vis tokie skirtingi bičiai, ką? Bet giliai tu esi tas pats žmogus. Manau, dėl to jūs man ir patinkat abu. Ji teisi, jo. Aha. Ir aš negaliu pasirinkti vieno ar kito. Iš streso visos siūlės baigia sutrūkinėti. Tai tu skiriesi su mumis? Taip, ne. Negalvok apie tai kaip apie išsiskyrimą. Tik laikinai, kol jūs abu neišsiaiškinsit, man vietos šalia nebus. Oi. Rimtai, vaikinai, pradėkit bendrauti. Noriu, kad jūs pradėtumėt susirašinėti ir kai tai išspręsit, aš būsiu čia. Eik, nesąmonė. Ar gerai? Gerai. Jo, gerai. Frenkė, direktorė Kraujapuikė sušaukė neeilinį palaikymo komandos susirinkimą. Eime. Gerai, berniukai, laiko ryšį. Ar mes prisidirbom? Pabaisos, tai įrodymas, kad jūsų sunkus darbas, ryžtas ir disciplina. Monstrų vidurinės komanda vėl atvedė į pirmasias gretas. Ir noriu pasakyti, kad ruošiantis monstracionaliniam finalui, jūs turite pilną mokytojų palaikymą. Mes jums neleisime pralaimėti. Dėl to aš pakviečiau naują trenerį. Labiausiai apdovanota baimės kapitonė monstrų vidurinės istorijoje, Nefera Denilė. Tai gyvuoja naujoji, senoji karalienė.
Gerai, pabaisas, leisiu jums paplepėti su naująja trenerė. Nefera, taip gera čia tave matyti, lyg prisikėlusią. Košmarė! Būsiu savo kabinete. Aš dar niekada nepralaimėjau monstracionalinio ir nesiruošiu pradėti. Aš atstatysiu jūsų formą, pradedant dabar. Čiau, čiau. O mano... Kodėl viskas turi priklausyti jai? Ir taip visada nuo pat vaikystės. Kodėl? Nes ji yra sutverta gryno blogio, todėl. Ne, turiu omeny, ji garsus modelis Europai. Kam jai gaišt laiką su grupelė mokinių? Blogis. Ne dabar, Giulija. Nefera Denilė buvo išvesta iš mados savaitės dėl savo monstriško požiūrio. Vau, Neferos modelio karjera per plauką nuo žlugimo? Dabar ji niekad mūsų nepaliks. Suprantu jūsų nerimą, bet visą tai mokyklos labui. Kai apie tai pranešiau mokyklos tarybai, jie atrodė pagyvėję. Bet mano sesuo yra blogis. Nemanau, kad tu padedi. Jei norite laimėti monstracionalinį, tuomet darykite, kaip liepia Nefera. Aš prašau. Kas čia? Tai jūsų naujasis šokis. Mes jau turim šokį. Patekimas į finalą ir jo laimėjimas yra 2 skirtingi dalykai. Ir jei tu pamiršai, aš laimėjau 4. Ši baisiografija neturi jokios prasmės. Čia aš ar ji visai nesupranta, ką daro. Žinau, bet mes turim pabandyti. Tai visiškas baimesiaubis. Neveiksminga. Dabar man reikia pakeisti šokį. Blogai. Oi, oi. Baisu. Reikia vėl pakeisti šokį. Jei tu jį vis keisi, mes niekad neišmoksim. Ne. Oi, nebegaliu pakęsti jūsų nekompetencijos. Gerai visi, rikiuojamės. Aš gal ir padariau mažą klaidelę. Galvau, kad galiu čia ateiti ir atvesti jūs į pergalę. Dabar supratau, kad negaliu. Ji išeina. Taigi, bijau, kad turiu blogų naujienų. Nebegaliu jūsų treniruoti. Ji išeis ir vėl viskas bus normalu. Valio, valio. Ne. Aš nebegaliu treniruoti jūsų. Taip, kad aš keičiu visą sudėtį. O jūs palieku atsargoj. Keiti mus į ką? Į jas? Pradėkime nedelsant. Atiduokite savo daiktus. Tu jų nenusipelnei. Paleis. Tu paleis. Gana. Sėkmės laimint be geriausių mano šokių. Tu teisi. Mes negalim to padaryti be šios knygos. Mes pasiduodam? Mes nepasiduodam. Mus įveikė. Pagalvokit apie viską, ką kartu patyrėm. Vien pagalvojus apie tai man darosi liūdna. Mes vis dar komanda, vis dar galim dalyvauti. Aš jūs nuvyliau. Visas jūs. Aš nevykėlė. Na, norit mus prikelt, reiks daugiau nei siūlų ir elektrošoko. Nepasidok, niekad nebandyk. O, koks tai buvo geras šokis. Mokyklai reikia mūsų, mums reikia mūsų ir man reikia pagalbos. Aišku, padėsim. Ei, panas, aš čia pagalvojau, jūs teisios, ta prasme, tai tik senas kvailas skandavimas. Iki dabar dar nebuvau pralaimėjus. Viskas per naują palaikymo komandą. Aš žinau, tai buvo blogiausia treniruotė mano gyvenime. Per naują komandą mes neteksim titulo. Gaila, kad mes nieko negalim padaryti. Suprantu, ką tu darai. Jei Drakulaura nori bandyti dar kartą, aš irgi. Klodui reikia manęs. O skaitysiu tai kaip taip. Susitinka prie trofėjų stendo. Parašysiu Kleo. Gerai, kas vyksta? Žiūrėk, prisimeni šitą? Nepasiduok, aš ten buvau. Tai daugiau nei tik baimės palaikymas, tai mes. Prisiminkit mūsų skandutes. Bent žodis apie pasidavimą? Ne. Galim būti puikia komanda, bet mum, Kleo, reikia lyderio. Aš jūs nuvyliau. Kapitono vardą. Bet tu nenuvylei. Tu
juk laimėjai komandos dvasią. Dar vienas priminimas apie mano nesėkmę. Kleo Denilė vienintelė kapitonė laimėjosi komandos dvasią ir nepatekusi į finalą. Akise nebenoriu matyti šito prakeikto daikto. Baisioji bulvė! Negalėjai tiesiog paspaus mygtuko. Reikėjo mes ant žemės. Atsiprašau, vėl nuvyliau. Mes pasidavėm. Vienintelis dalykas, kuris mane liūdina, Kleo, yra tavo pasidavimas. Pažiūrėk jas, joms reikia tavęs. Nepasiduok, niekad nebandyk. Bet mes atsargos komanda. Kaip buvo turnyriajame paplūdimy, bet sugebėjot laimėti. Spėju, jūs teisi. Žinoma, kad teisi. Žiūrėk, jūs turit viską, ko reikia pergaliai. Viena kita. O aš padėsiu, jei tu to nori. Taip. O, ačiū. Ačiū jums, ponia Bulvė. Ir ačiū tau, Frankenstein. Dabar atgaukime tai, kas mums priklauso. Taip. Turim pradėti treniruotis, tuojau pat. Baimės komandos treniruoti? Atsargos komanda neįleidžiama? Mokykloje yra daugybė vietų, kuriuose galima treniruotis. Žinutė iš Neferos. Aš jums draudžiu treniruotis mokyklos patalpose. Jei nesitreniruosim, nelaimėsim. Yra tokia skylė, kur muzika kuriu aš. Realiai jei ne mokyklos teritorijoje, labiau po teritoriją. Požemiai. O, Pirete, tu pavarai. Susikaupkit, tai jūsų šansas. Nesirūpinkit dėl konkurentų, rūpinkitės dėl savęs. Giulia, gal tu nori persirengti? Ką? Ji žino visus judesius. Šuojas! Kartu! Turit stengtis iš paskutiniųjų! Nesuprantu, kodėl aš vis dar gaištu laiką su jumis. Nes jūs nuostabios! Jūs pasiruošusios finalui! Mus tam ruošė ir mes pasiruošę. Tai mūsų likimas. Žiūrėkit, visi draugai atėjo palaikyti. Pasiruoškit atiduot savo kruvinas širdis! Nugalėtojas taps monstracionaliniu čempionu! Ir finale monstrų vidurinė prieš monstrų vidurinę! Wow, jos tikrai stiprios. Gerai, tik prisiminkit, jei atiduosim visas jėgas, mūsų niekas neįveiks. Negalvojau, kad taip toli nueisi, sesute. Mūsų pasirodymas katiškiausias. Sėkmės pagerinant. Aš tavęs neįvertinau, pasirūpinau, kad tai nepasikartotų. Atsinešiau palaikymą. Tu neišdrįsi! Nusilaužkite rankas, atsargos komanda. O taip, ačiū. Jums pasiseks, jei susilaužysi tik tiek. Ei, Nefera, mums nereikia to krepšio. Galim jas nugalėti ir tai. Tik Denilė gali įveikti Denilę. Ei, tau viskas gerai? Viskas baigta. Nefera iš tėvų namų pasiėmė visas dievybės, amuletus ir talismanus. Tame krepšėje turi tiek burtų, kad galėtų sužlugdyti 1000 komandų. Turėjau žinoti, kad jie niekad nežaidė švariai. Pamirš, sesė. Tiesiog eikit ten ir parodykit, ką moka. O Neferos burtai? O tuo pasirūpinsim mes. Tu rūpinkis, kaip laimėti. Tikrai? Jūs tą padarysit? Dėl tavęs. Na, pabaisos, pavarom! Dabar darysim taip. Klodai, tu ten, Ebi, čia. Miela, pažiūrėkim, kaip jums seksis su šituo.
Na, nuo šito apsisaugoti neįmanoma. Šitai dar vienas. Norėjau tave nugalėti, bet ne taip. Ir nugalėjo monstrų vidurinė! Pasitraukite iš kelio. Aš esu monstrų vidurinės trenerė, taigi faktiškai šis apdovanojimas mano. 5. čempionų titulas. Daugiau nei kas turėjo kada nors valio. Mano. Sukčiavimas! Sukčiams čia vietos nėra. Nefera, Denile, iš tavęs oficialiai atimami visi ankstesni laimėjimai. Tai priklauso tau. Tu jau nusipelnei. Čempionai! Monstrų vidurys!